Sveiki draugai ir draugės, dar viena pamokėlė, kelių eismo taisyklių priedas antras. Pirmas priedas buvo visi kelio ženklai kelių eismo taisyklių to dokumento ir čia yra antras. Kintamos informacijos kelio ženklų pavyzdžiai. Kintamos informacijos kelio ženklai priskiriami prie kelio ženklų ir atitinka taisyklių pirmo priede pateiktus kelio ženklų paaiškinimus. Tai tokie patys kelio ženklai, kaip mes praėjom, tik tiek, kad jie yra kaip ekranai. Jie vieną dieną gali būti jungti, kitą dieną išjungti, arba jie gali vienu metu būti jungti, kitų metu išjungti. Kai jūs matote tos ženklus, tai jie įsijungia, mus įspėja, ne? Tai kad yra toks pavojus, pavyzdžiui, slidus kelias, arba išjungtas, tai tada jisai nėra, ne? Tai jie žino, dėl kažkokių aplinkybių gali tapti labai pavojingas ir labai slidus. O tokie kintamos informacijos kelio ženklai, tai yra tie patys ženklai, tik jie yra šviečiantis kaip ekranas ir reikšmės turi tas pačias, kurias mokė. Na, kaip pavyzdėlis, čia vienoje magistralės vietoje yra kintamos informacijos ženklai, jie dabar išjungti, o šiaip ten būna 70 km/h greičio ribojimo ženklas. Tai čia tokia įdomi vieta magistralėje. Yra sudaryta galimybė apsisukti ir kad neįvyktų baisios avarijos, tai tiesiog 70 įsijungia, tada kada automobilis ten įvažiuoja tą juostą. Čia taip įdomiai padaryta, kad jis kažkokiu būdu supranta, yra daviklis gal kažkoks, kad atsiranda lėtėjimo juostoje automobilis, jisai artėja prie apsisukimo vietos, įsijungia tie kintamos informacijos kelio ženklai. Tai vienas įdomesnių atvejų įrengtas, būtent kur panaudojami. Netoks nedidelis antras kelių eismo taisyklių priedas, kintamos informacijos, kelio ženklų pavyzdžiai. Jūs jau matėte 50% KET pamokos. Visas ir pilnas KET pamokas rasite vairavimoegzaminai.lt. vairavimoegzaminai.lt. Tikrai išmoksite vairavimo teoriją.